Pakankamumas – pusiausvyros ekonomikoje atkūrimas. Kaip mes suvokiame, kaip pasaulis apsprendžia mūsų veiklą. Vakarų filosofas Hobbesas matė žmones įsivėlusius į karą vienas su kitu dėl išteklių, darančių mūsų gyvenimus vienišus, varganus, pilnus rūpesčių ir trumpus. Šis požiūris į žmogų, pilną baimės, dirbantį vienišą, konkuruojant su kitais, vyrauja vakarų filosofinėje tradicijoje. Gamtiškoje filosofijoje visi mes esame susiję kaip asmenybės, kaip giminystė paremta bendruomenė ir kaip dalis gamtos pusiausvyroje su visuma. Daugumoje vakarų mokymų visuomenė suprantama kaip visuma savanaudiškų asmenybių, susietų konkurencija dėl ribotų išteklių, sukuriančią baimę, nesaugumą ir dvasingumo stoką. Gamtiškosios bendruomenės mato klestėjimą gamtoje. Išteklių yra apstu, jais dalijamasi, bendradarbiavimas skatina gamtos priežiūrą ir pusiausvyrą su gamta. Vakarų požiūrių gamta gąsdina, remiasi verte, viskas joje, mineralai, augalai, gyvūnai sulygiuota, o žmogus yra viršūnėje ir dominuoja virš visko, kas yra apačioje. With humans at the top, dominating everything below. Gamtiškojo pasaulio požiūriu žmogus yra lygiavertė, energingos tarpusavėje susijusios visumos dalis. Du požiūriai į pasaulį, dvi labai skirtingos ekonominės sistemos. Vyraujanti vakarų rinkos ekonomikos teorija remiasi požiūriu į pasaulį, varoma prielaida apie ribotus gamtos išteklius, intensyvia centralizuota gamyba ir asmenybė su nepasotinamu apetitu kaupti. Šiuo požiūriu paremtos ekonomikos rezultatas 40 nuošimčių išteklių priklauso vienam nuošimčiui gyventojų. Bendras 3 turtingiausių pasaulio žmonių turtas viršija 47 skurdžiausių tautų bendrąjį vidaus produktą. Pasaulyje tėra 497 multimilijardieriai, o daugiau kaip pusė visų gyventojų tenkinasi $2,5 per dieną. Gamtiškosios ekonomikos pasaulio rinkos požiūris remiasi tarpusavę priklausomą decentralizuotą gamybą, ekstensyviu išteklių naudojimu, skatinančiu atsakingą išteklių valdymą. Gausa, giminystė, tikėjimas pakankamumu skatina dalijimąsi ir bendradarbiavimą. Arktikoje po sėkmingos banginių medžioklės giminystė ir tarpusavio įsipareigojimai užtikrina, kad kiekvieno poreikiai yra patenkinti lygiai teisingai. Tvarumo būtinos sąlygos ekonomikos sveikata vertinama visumos gerovė. Rinkos ekonomikos sveikata vertinama bendro vidaus produkto augimu. Kuo daugiau mes gaminame, kuo daugiau suvartojame, tuo geresnė ekonomikos būklė. Statyba, gamyba, transportas – visa tai laikoma naudinga gamyba. Tačiau naudinga gamyba laikoma ir ginklų gamyba, cigarečių gamyba. Tuo tarpu investicijos į sveikatos apsaugą, švietimą laikoma kaštais, mažinančiais ekonomikos produktyvumą. O fizinių ir emocinių karo bei užterštumo, kuris gresia trečdaliui gyvūnų rūšių, kaštų įtaka BVP laikoma nereikšmingų šalutinių išorinių veiksnių, net nepatenkančių į apskaitą. Tai netvari sistema, kurioje išteklių ribotumas tampa savaime išsipildančia pranašyste. Tačiau yra alternatyva. Gamtiškų žmonių užimama teritorija sudaro 24 nuošimčių sausumos ploto, tačiau joje gyvena 80 nuošimčių visos biologinės įvairovės. Tai nėra atsitiktinumas. Gamtiškosiose kultūrose pusiausvyra ir dermė nėra romantiški vaizdiniai, bet tūkstantmečiais kurti pagrindai.
Gamta yra nature būtina essential išlikimui. for survival, Gamyba ir apsauga production kartu. and protection together, Ekonominė sėkmė tvari, economic success kurianti gerovę sustainable, visiems. creating well-being for all. First People's Funds gamtiškieji modeliai ir tradiciniai būdai, kurie kuria įžvalgas alternatyviai ekonomikai, skatinančiai pusiausvyrą su gamta ir bendruomeninę dermę.